Sveiki draugai, sveiki visi žiūrintys laidelę Žvejo kelias su Richardu. Kągi draugai, šiandieną žvejosime vidury Nemuno. Vidury Nemuno, matot kur randuosi. Realiai, po teisybei, dabar pridaryta labai daug naujų dambų. Čia prieš porą metų tų dambų pridarė. Tai vat, atvažiavau pabandyti pažvejoti ant vienos dambos. Tiesiog, į dambos galą. Ir pabandysim. Įdomią vietą tokią radau. Didžiulis gylis, kaip Nemune, tai didžiulis. 4+ metro, duobė yra. Tai va, pabandysim pradžiai duobėj, paskui ant išėjimo pabandysime. Žodžiu, tokių vietų reta yra Nemune ir labai didelė tikimybė, kad gali laikytis žuvis. Tai va, žvejosim aišku su fideriukais. Tai va, vienu žodžiu, aš kaip visada paskendęs eksperimentuose. Vėl kažkokią nesąmonę sugalvoju, o atėjau ant dambos. Nemačiau aš čia gyvenime žmogaus nei vieno žvejojančio. Pasėdėsim, pabandysim, pamatysim. Einam, sėdim, bandom, gaudom. Visa žūklė prasideda nuo darbų. Pagrindinis darbas tai yra susirasti vietą, paskui įsiskanuoti dugną. Tai va, aš šitus darbus jau atlikau, jum aš nekvaršinau galvos su tom nesąmonėm. Atstumo meravimo koliuko neturiu. Kaip kaubojus, kaip indėnas, žieminė dėžė, vienas fideris, kibiras ir viskas ir atėjau, nes čia karabaninti daiktus toliausiai. Žodžiu, bandysim naują vietą, visiškai naują, jo labiau, kad čia niekad nemačiau žvejo nei vieną. Pradžiai pabandysime 1 metro ilgio, 0,12 mm storio 14 numerį kabliuką. Raudoną. Tinginio pančio. Viskas surišta, paruošta tokiems plevėsom kaip aš. Net nežinau, čia 4, ne, 5 man rodos matiliukai ir vienas dzikelis. Pradžiai. Neturiu kitokių šėryklų, tai tik tai tokia su vėlom, bet vėlas ištiesinau, kad nesikabintų. Kai ant lengvo reikia eiti, pas mane patikėkit, ten iš vis šėryklo aš čia turiu bendroji visumai gal 6. Na dabar taip. Truputėlį palaukiu iki minutės ir taip dažnesnius permetimus padarysime kokius. Opa, hybra. Opa. Kažkas įdomaus bus. Jaučiu, kad šapalas. Bet kibimas tai, kai jau davė, tai jau davė. Eik tu sava. Matot, ką reiškia? Pakeiti tašką ir yra kažkas. Karšis, koks šapalas, bet jau kai dėjo, tai jau dėjo. Uhuu! Pirmas, nedidelis, bet žiauriai piktas, jau kai davė, tai davė. Matote, eksperimentuose išaiškėja tiesa. Duobėj nėra, ant krašto sėdi. Yes! Čia buvo geras. Kolektyvas, dar vienas jum įrodymas. Žuvies reikia ieškoti. Jeigu nieko neveiksi, nieko ir nepagausi. Ant pusvalandį, kaip sakant, į užpakalį nuleidam. O va čia prašau, žuvis sėdi ant mažesnio gylio truputėlį. Dabar pabandysim porą sliekelių plus porą dzikelių.
be mataliuko, gal nereikės mums vargti su juo. Nu, labai tikėkime, kad tai buvo ne tas vienas vienintelis atsitiktinis karšiokas, kad jų čia dar bus daugiau. Poras lieku. Gal per ilgas. Galus lieko visą laiką nugnybiu. Kad leistų savo skystis įvius kažkokius tai. Tai praktiškai be jokio užjaukinimo, matėte, vieną švariklą, bam, tai ir važiuojam. Nu, žiūrėsim, kas bus toliau. Labai jau sąlygos nepatogios. Matėt, aš net graibšto koto neturiu. Čia, jeigu bus kibimas, tai bus nuleidimų žuvies, nusipurtimų, įtarių, visko čia bus. Nu ir ką, dabar kas belieka, tik tai belieka išlaukti. Matau, kad jau laikrodžio nereikia, realiai ten spaudinėti nereikia, kibimas yra, žuvies radome, va tai yra svarbiausia. Palauksim. Atjungti, bam, 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 daužo. Ar toks piktas, ar tai bus ženkliai didesnis. Belė kokio dydžio šapalas, Kipra, belė kokio. Va čia skaitau pasisekė. Pasižiūrėkit, koks šapalys. Kosmosas. Pasvert būtų įdomu, bet čia apie porą kilogramų. Nu, pusantro tai minimumas. Pažiūrėkit, monstras. Monstras. Nu, tu džiazo čia davėjai, bachūras. Eik, tu savo šnepimu. Kaip tau ištraukt gražiai dabar. Ir pasisekė, ir užskūrytės, vos užsikabydės. Fortūna šiandieną pas mane. Dar kartelį pasidžiaugiam. Nu, belė kokio dydžio šapalo. Vaizduojate mane, kokių kiaulių yra. Wow! Viskas, važiuojam namo. Parodžiau, kad žuvies yra ant dambų, kad ieškot galima surast. Nu gerai, dar padarom kelis metimus. Žvejyba tik prasideda. Po truputėlį renkasi. Karšiokai nedideli, bet va, vienas buvo tuščias metimas, dabar vėl permetimas ir vėl. Bam, turime.
Nu, įtariu vėl karšis. Turime šių, turim. Nu, kažkiek didesnis jau. Takšt. Gražuolis. Matailiukais lėkelis plus vienas zikelis. Labai greitas atsiliepimas. Gal užturėsim smagią žūklę? Yes! Labai panašu į tai, kad išlaukimai nepadeda. Išlaukiau apie 10 minučių, buvo 2 slieko gabaliukai plus matailiukai. Nieko, jokio kibimo. Ištraukiau, dadėjau vieną dzikelį ir permetimas. Plumpt. Minutės išlaukimo nebuvo. Plumpt. Ateik čia. Nu, matot, aš be jaukinimo. Tai dabar tik tai prasijaukina taškos po truputėlį. Ir tikrai reikia daryti dažnus permetimus. Tai dabar pasistengsim daryti kas 3 minutės maksimum. Ir aš manau, kad čia pasikurs tas taškelis normaliai. Pavadėlis kol kas, kabliukas tiksliau sakant, nepaveda. Muk, tai yra ateik čia į krantą. Kaip ir viskas labai gerai. Vėjas pradeda kilti. Šį kartą ant tokios kombinacijos paėmė, tai mes ją ir atkartojame. Mažiukai slieko gabaliukai, matailiukai, dzikeliukas ir įtaškiukas. Dar žolės truputėlį bus. Žiauriai patogi žūklė. Kodas pas mane 100, 60 su atlenktom vėlom, kurios dabar čia tikrai nereikalingos. Čia aš įtariu ir 40 gramų stovėtų, nu visiškai stovintis vanduo. Manau, eilinis karšis. Tai va, mąstom logiškai. Kačerginėj prie dviračio kimba. Už Zapyškio kimba. Tai šitam ruože turi ganyti žuvis. Tai va, praeitą savaitę, užpraeitą čia buvau ir dabar vėl atvažiavau, iš vis naują vietą susiradau. Kimba čia ta žuvis. Visur čia to karščio dabar šituose ruožuose yra. Nereikia sėsti tos kolūkius baisulinius. Tiesiog nepatingėkit pasivaikščioti. Susirandat vietą, žvejojat, va, matot, lempų lempa, palei naują dambą. Ne per dideliausias karšis, bet kas pasakys, kad tai ne karšis, o kibimas pakankamai greitas buvo. Žiūrėkit, pažįstas kažkoks. Visas sužalotas, supjaustytas.
Čia jau griebtas turbūt buvo kažkokio tai velnio, o vandeninio. Tai va, dar kartelį pasakysiu, nėra būtina sėdėti kolūkiuose. Einat, bandat ir pasigaunat. Jau kai aš jau minėjau, iš vakaro užvaišyti, sroviai, karšiui visada geriau iš vakaro maišyti. Fižlymo arachisas ir Italikso Sweet Brim Caramel. Oi, atsiprašau, meluoju. Black Brim ir arachisas. Na ir Italikso žali džiūvėsėlį. Ir jisai gaunasi toksai ne visai juodas. Aš ten arachiso anksčiau buvo likę, tai 1,5 kilo dėjau ir kilogramą bleko to. Kai mato tokia spalva. Ir žali džiūvėsi. Čia kas kaip tiki ta spalva, aš nežinau. Man asmeniškai tai yra miksas, man rodos, yra geriau visą laiką, ypač srovėje. Spalvoti džiūvėsėliai, būtent spalvoti, bet jie turi būti skęstantis, kad nenuneštų belėtų. Žūklės prekės žvejekelis.com. Žūklės prekės žvejekelis.com. Internetinė parduotuvė. Subalansuota fideliai žvejekelis.com. Nu ką, gal vėl pajudės? O tu tada, kai žvejoji, neneši? Ne, čia kur tos krūvos akmenys. Niekur nereikėjo bėgti, tiesiog reikėjo kantriai dirbti su tašku. Patraiškiau krūvą matuliuko, bam, 2 šeryklos, pimt ir va, prašau. Mukt ir vėl yra. Vienu žodžiu, darbas atneša rezultatus, hebra. Taip, išmeros ne kosminės, nu bet dienos metu kolektyvas. Čia kažkas nekars. Ešerys. Kolektyvas, pasigrožėkit. Nu čia kažkas iš kosminės jau serijos. Trys plius. Hebra, imsiu namo, neturiu svarstyklių. Vien dėl įdomumo pasisverti. Nerealaus dydžio. Nu nerealaus. Matailiukas plius lekelis. Aik tu sau, nu tu čia bičas.
Man ten prasidėjo keisti kibimai kažkokie, tai tip. Sutrumpinau pavadį. 60 cm padariau pavadėlį. Ir bach, va šitą karvę. Kosmosas. Vos išlaikyta eina. Kaip aš jį ištraukiau, niekaip nesuprantu. Įsivaizduojat, kokiais ilgą. Per visą mano kūną ir dar žemiau. Sakau, keisti kibimukai tokie pim, kažkas patampa. Niekaip nėjo įkalbėti. Nu kaip uždaužė, tai jau uždaužė. Nu įsivaizduokite, tokia karvė. 2 gabaliukais lieko ir krūva matuliuko. Chebrytė, po tos karvės ištraukimo padariau permetimą. Nu nespėjau sureaguoti. Kibimas buvo vėl belė koks, belė kaip, uždaužė, užlankstė, ir nurimo. Ištraukiu. Kablio nėra. Nulupo kablį. Taške. Garantuotai vėl buvo karvė, matomai karvė užėjimas buvo ir dabar va užmečiau ir baba. Kosminis šapalas jau. Pažiūrėkit, koks šapalys. Nu, pirmas buvo didesnis. 0,8 pavadys. Atsiprašau, 8 numerio kablys. 16 pavadėlis. 0,16 pavadėlis. Ir mes turime ir gražų kibimą, ir gražią kovą turėjome iš tikrųjų. Greičiausiai vėl šapalas, nes belė koks kibimas buvo. Bet jie čia kosminiai kažkokie kimba. Dar didesnis, chebra, dar didesnis. Įsivaizduojate? Čia mano šios dienos, ši diena yra šapalų, monstrų, žūklė. Nu, Lietuvoje aš tokių nepagavęs, chebrytė. Čia kosmosas.
principė po truputėlį jau baiginėjom žuklę. Pas mus jau be 2 minučių 6 vakaro. Tai kaip ir užtenka. Ir pavargau, nors tos karvės šiandien man ramybės neduoda. Vietą ištraukiu, dar norisi ir dar norisi. Nu, kartą parekavęs negali sustoti. Esmė. Daug karpyto dzukelio. Aš iš litro praktiškai, pažiūrėkit, nieko neliko. Matuliuko nedaug turėjau, 200 gramų ir liko dar kokią 50 gramukų. Viskas, 2 sliekų dėžutės. Šitą masalą aš vadinu megamiksas. 2 gabalai slieko, 4-5 matiliukai ir 2 dzikeliai. Dzikeliai vienas per užpakalį, kitas per galvutę sumauti. Nu ką, draugai, žiauriai geras žuvis, žiauriai tiesiog. Nesveikai gražios žuvies yra, tiesiog nesveikai gražios. Dar kartelį pasidžiaugiam jaučiu. Kitą kartą pasakysiu, kiek svėrė. Kosminis reikalas. Žvėris. Kur dar mano žvėris? Dar vienas gyvulys. Dar vienas toksai buvo, panašus. Mažukas šitas. Na ir karšiokas. Tai va, draugai, kol kas tiek. Norite sužinoti daugiau paslapčių, daugiau minčių gauti, daugiau idėjų užturėti? Prisijunkite prie Contribui kanalo Žvejo kelias su Richardu. Tenais dalinuosi plačiai informaciją, kaip sakant, labai daug visko pateikiu, kadangi eina filmukai valandą, virš valandos, būna ir 1,5 valandos. YouTube ir televizijoje to dalyko nepamatysite, taip kad prisijunkite prie Contribui. Nu ką, draugai, kol kas tiek. Nuostabi žūklė, neišvydo jum ne uodegos, ruduo jėga, bombinių žuvų gaudymo metas. Iki malonių.